Toliau laidoje pamatysite, ką išmoko Pranas aviacijos šventėje, kaip patobulėjo Gytis antroje fotosesijoje, kokį butą suprojektavo Živilė ir... Aviacijos šventės metu Pranas galėjo susipažinti ir išbandyti tiek žaislinius, tiek tikrus lėktuvus. Šita užduotis šiek tiek padeda suvokti piloto visas gyvenimo subtilybės ir darbą, kadangi aš kartu visiems pasakodamas, atsakinėdamas į klausimus, paieškau šiek tiek informacijos papildomos, kažką tai pats sužinau to proceso metu. Apžiūrėti lėktuvus buvo smagu, tačiau smagiausia Pranui buvo pagaliau pasimatuoti piloto marškinius. Tokia rimta užduotis praktikos metu yra pati pirma, kada aš pasirodau visuomeniai su šitais gražiais marškiniais, kepurė, šlipsu. O šiaip praktikos metu aš susipažinau su visa Baltic Aviation Academy komanda, susipažinau su Stepanu, kuris man parodė visas simuliatorius Boeing 737 detalės, papasakojo apie jį, parodė visus kompiuterius, iš ko jisai susideda, kaip jisai dirba ir taip toliau. Teko jau vieną sykį praskristi to simuliatoriumi su išjungtų motion, tai yra supimusi, bet buvo vis tiek labai smagu. Laukiu ateinančių užduočių. Pirmoji fotosesija buvo tokia labiau tradicinė, nes buvo mama su dekoratu, norėjosi padaryti tokias tiesiog paprastas gražias nuotraukas, o šita bus tokia labiau išskirtinė, bus galima paeksperimentuoti su šviesom ir rakursais įdomesniais, nes ir pati šukuosina tokia ir pats modelis toksai labiau linkęs į tokius įdomius dalykus, tai kažką tokio kitokio darysim. Pirmojoje fotosesijoje gavęs nemažai kritikos, viską apmąstęs, Gytis atvyko į antrąją fotosesiją. Į kai kurias pastabas jis atkreipė dėmesį ir pastebėjau, kad daugiau jau dirba su modeliu, bet kita vertus, per tą bendravimą su modeliu pamiršo kitus komandos narius. Tarkim, ir jau mažiau klausia patarimų, jau toks atrodo, jis pats žino, ką daro ir jau jisai žino, turi savo kažkokią viziją ir ten jau jis pats jau daro, nieko nebeklausia. Tai aišku, stengiuosi ir nemaišyti dėl to, pasižiūrėti, kaip čia jam seksis, tai nuotraukas pamatysim, pažiūrėsim. Po truputį jaučiasi, kad jau jis truputėlį jau drąsėja, laisvėja, jau moka ir kitam kažką paaiškinti, pareguliuoja, jau asistentį irgi ten pasako, kur ką padaryti. Tai po truputėlį, žingsnis po žingsnio, kuo toliau, to geriau. Gavęs drąsų modelį ir pats Gytis išdrąsėjo. Pradėjęs eksperimentuoti su šviesomis bei spalvomis, Gytis įsijautė į tikro, rimto fotografo vaidmenį. Man pasakė, jog aš mažai bendrauju su modeliu, neįvardyju, ko aš noriu ir užsiciklinu ties vieną pozą, vieną kažkokią kompoziciją. Tai stengiuosi to vengti antroji fotosesijai.
Šias 2 fotosesijas vertinčiau kaip malonumą, buvo labai smagu. Viena iš Živilės praktikos užduočių – suprojektuoti realų butą jaunai šeimai. Pasirinkau kampą, kad užimtų mažiau vietos ir tilptų valgomojo zoną ir skyriau. Čia yra kaip, nežinau kaip vadinasi, širma, bet jinai šviečianti yra kaip šviestuvas, tai stupų vietos. Žinau, va, čia vonios kambarys, čia mama labai išgyrė. Toks, tai sakau, biškai ką per daug visko pridėjau. Man patiko ta spalva dominanti raudona. Čia yra, pasidėjimo šiaip, aš galvojau, vis tiek žmonėm reikia kažkokius stintų ir panašiai. Veidrodis, kad irgi, žinau, kad veidrodžiai labai erdvę padidina. Aš gal rezimuot pabandyčiau, reiškia, tą visus variantus bendrai apžvelgti pabandyčiau, kadangi jie visi yra kažkokie truputėlį vienas nuo kitos skiriasi, bet nėra aiškios minties išreikšta, kas kuriame yra padaryta. Čia liktai buvo spręsta ir funkcija kartu, ir interjeras, ir spalvos, ir apšvietimas, ir netgi plytelės. Aš tikiu dėl to sugebėjimo, tai aš ne pirmą kartą šiandien išgirdau tokią tikrą, nepagražintą nuomonę žmonių, nes šiaip tai, juk tėvai ar ten kažkas, jie nedirbo to darbo, jie negali pasakyti. Ir mane tik girdavo, kad aš tą gerai darau. Tuo labiau, kad piešimo mokytojas irgi mato, kaip aš piešiu, bet nežinau, kaip aš nupiešiu kažkokią užduotį, nes mes piešiam tik tai iš natūros, ką matom. Tai va, aš dabar pirmą kartą tikrai išgirdau. Ir, ta prasme, aš nežinau, kad aš esu gabesnė dizainui iki dabar. Man tiesiog, aš žinau, kad man ir tas patinka. Tik tai dizainas tokia, prieinamesnė, nes architektūra, tai, kaip čia pasakykim, dizainą gali vos nenamie ten kokias pagalvių užvakalus pakeis ar kažką, interjerą turiu omeny. O jau architektūra toksai jau reikia daug mokslo baigti, kad kažką pradėjo daryti. Sakykit, kaip dabar išsamiau gal galėtumėt pakomentuoti truputį apie jos buto apstatymą. Buvo 3 variantai, kokios tendencijos vyrauja, ar jinai teisinga linkme eina? Apie tendencijas gal kalbėt kol kas sunku, tačiau matosi, kad jinai domėsi, žiūri, reiškia įvairią populiarią spaudą, internetą varto, kaip sakyt, naujienas kažkokias, kur yra tie elementai jos sprendiniuose panaudoti ir tikrai juos reikia žinoti, juos reikia sekti. O yra vietų, kuriuose jinai bandė išgauti kažkokią tai nuotaiką ir netgi kai kuriuose vietose visai pavyko. Taip kad, manyčiau, jutimas yra ir konkrečiai negalėčiau nei vieno išskirti iš jos variantų. Visi turi kažką įdomaus savyje. Trūksta, aišku, truputėlį tokio struktūriškumo, truputėlį organizuotumo, suvokimo to, ką jinai daro, tokio tikslesnio, geresnio, bet tai viskas ateis su laiku, su mokymosi, kaip sakyt, procesu, su kažkokia tai sudėjimu į tam tikrus rėmus ir tuomet tada bus viskas jau pateikiama ir profesionaliau, ir aiškinama profesionaliau jos pačios, ir tada atitinkamai ir tie sprendiniai bus artimesni geram darbui. Tam, kad naujasis praktikantas Astijus artimiau susipažintų su projekto dalyviais, visi jie susirinko pramogų centre Undinė pažaisti boulingo. Visi labai malonus buvo, ypač Živilė ir Agnė. Su jom daugiausiai tikriausiai kalbėjau. Tai tikriausiai maloniausiai buvo Živilė, Agnė ir Gytis, o mažiausiai patiko tai Paulius, nes, kad nėjo į tą filmą, tai tiesiog parodė, kad jis toks, nežinau. Astijus kaip mokėjo, taip žavėjo naujuosius kolegas.
Nors gerai žaisti sekėsi ne visiems, geros nuotaikos ir gerų emocijų tą dieną netrūko. Trečiąją vietą laimi ir bronzą pasiema Edita. Bestumdydami kėglius, praktikantai tarpusavyje ir varžėsi, nes geriausio žaidėjo laukia staigmena. Tai antrąją vietą po labai įnirtingos kovos žaidėjas surinkęs 311 taškų laimėjo Agnė. Ir pirmąją jau turbūt nujaučiat, ką reikėtų kelti ant rankų su garbingais 314 taškų, susulūžta ranka Justas. Kad tau ne tik tai gėlės aplodismentai ir merginų šauksniai, bet persinam batus ir sužinosit, koks prizas laukia Justo. Kitoje laidoje sužinosite, kur lankėsi Ilma ir kas ją taip nudžiugino. Ko Seime išmoko Ieva ir kas privertė taip susirūpinti Paulių. Staigmena praktikantams ir liūdnų slibinų koncertas. Draugui pasakyk tai, Maironio vardu ir jaunas ir senas, sumeskit kartu gražados menas, neklausk vardan ko dėl švento liūdnumo, sušuki ralio